kadangi tai yra ir socialinis rimtas projektas, tai aš konferencijai tikrai noriu palinkėti visokiojopos sėkmės. Ateini kaip laukia svečias. Ir visos konferencijos metu tavimi yra rūpinamas. Tai labiausiai patinka rimti pranešėjai, aktualios temos ir praktiniai dalykai aptariami. Kas yra kaltė? Pusė dienos atėjo, darbo netėjo. Kaltė ar nekaltė? Galima atleisti darbo ar ne? O kodėl? Svarbu atsižvelgti kiekvieno lūkestį. Tai man yra iššūkis ir aš visą laiką galvoju, kaip padaryti pranešimą tokį, kad jisai, kažką tai užkabintų kiekviename tame dalyvyje, ne, kad jis kažką rastų savo naudingą. Personalo specialistams, kurie specializuojasi teisinėje aplinkoje ir gali susipažinti su tom paskutiniam bylom, su teismo praktika, kad jeigu kažkokiu atveju, ko galima tikėtis. Ir ko geriau nedaryti, be abejo. Ir kitas dalykas, kad apskritai galima susipažinti, kad ir su tom pačiom darbo teisės naujovėm, kaip šiemet, tarkim, kalbėjo apie tą laikiną įdarbinimą, kuris nėra vis dar populiarus toks Lietuvoje, bet kodėlgi apie tai nepagalvojus. Tai va, yra tokių įvairių niuansų, kurie man, sakysim, patinka šitoj darbo teisės konferencijoje ir dėl kurių aš rekomenduočiau apsilankyti ir visiems kitiems. Tokia įvairiapusė konferencija, jinai leidžia dalyviams ne tik išgirsti, kas pasikeitė, ne tik sužinoti, kas labai svarbu, bet galbūt kartais ir pasisemti tų kitų, tų vadinamų tarpdisciplininių žinių, kaip būtų geriau priimti organizacinius sprendimus, vadybinius sprendimus, ir aišku teisingai pasirinkti, tarkim, tam tikras teisinės strategijas.